Labas vakaras, kas dar nemiega. O dantų technikai tikrai ne. Tai nutariau pasidalinti rytojaus estetiniu darbu. Darom kaip tik dabar 7 laminatės ir 4 iš jų yra vainikėliai. Tai iš tikrųjų parodysiu šiek tiek darbo eigą, nes nutariau šiek tiek pailsėti ir galvoju pasidalinsiu su jumis, ką mes čia veikiam vakarais ir kaip čia viskas pas mus atrodo. Tai va, kaip matot, turim jau sumodeliuotus dantis, o pradžioje jie atrodė štai taip. Turėjom tam tikrų estetinių iššūkių ir juos bandėm spręsti. Va, kai kur prailginom dantenas, kai kur išlyginom simetriją. Ir iš tikrųjų, ką jūs čia matot, tai jau beveik paskutinis etapas. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad mes prieš tai turėjom šypsenos matavimus. Tai reiškia, kad atėjo pacientė pas mus, sako, noriu gražios šypsenos. Ir mes kaip ir kiekvieną kartą, tai ką mes darom, tai matuojam šypsenas. Tai vat, tuoj pasidėsiu savo įrankius ir jums parodysiu šiek tiek. Tai va, tai viskas prasidėjo nuo to, kad atėjo pacientė, sako, noriu gražios šypsenos ir susifotografavom. Tada išsiaiškinom maždaug kokios šypsenos pacientė norėtų, o mūsų šiandien kamera nenori klausyti. Ir tada darom šypsenos pamatavimus. Tai reiškia, kad mes laboratorijoje čia sukuriam šypseną. Tai šiai dienai atsitiko toks dalykas, kad modeliavom šypseną ir pacientė norėjo vienokių dantų, kuriuos rodė, o mes dar pagal taisyklės, žiūrėdami jos veidą, iš tikrųjų dar sumokėtavom ir dar vieną šypseną. Tai vat, iš tikrųjų viskas atrodė štai taip. Čia viena šypsena, čia va kita. Tai kaip matot, jos šiek tiek skiriasi. Čia pasukti, kad geriau matytus. Viena su apvalesniais krašteliais, o kita šiek tiek kvadratiškesnė dantukai. Ir mes per 10 minučių, kai jau pacientė atėjo antrą kartą, pasimatavom tas šypsenas ir galėjom įvertinti. Jeigu galėčiau, tai pasidalinčiau video medžiagą ir gal pavyks tą dalyką padaryti, bet kitų jau video, kaip čia viskas atrodė. Tai turėjom pradinę situaciją, nusiskanavom, susifotografavom. Nenoriu ir mano kamera šiandien dirbti. Tai toj sekundę. Tai sukūrėm tas 2 šypsenas ir pacientė sako, aš dar šiek tiek norėčiau ją pakoreguoti. Tai vat turim šiai dienai, išsirinko vat šitą šypseną, šitą formą ir kaip matot, va čia va toks gelsvas kraštelis. Tai sako, aš norėčiau, kad jie vos būtų dar apvalesni. Tai mes vietoj čia iš karto pakoregavom ir uždėjom dar tos apvalesnius kraštelius ir pacientė buvo patenkinta tuo rezultatu, vat, sako, vat, man šito akcento ir trūko. Tai vat tas šypsenų matavimas iš tų detalių ir susideda. Kad kartais tiesiog atrodo, mes padarom viską pagal taisyklės, taip kaip pagal veidą, pagal akis, pagal kūno sudėjimą, stengiamės į daug dalykų atkreipti dėmesį ir paskui vat, atsiranda toks smulki kokia nors smulkmena, kurios vat, pacientas nori ir mes galim iš karto reaguoti, tai nėra photoshopas, tai yra iš karto jūsų burnoje koreguojamas modelis ir jūs iš karto matot, ar tai yra geriau ar blogiau, nes visko buvo ir taip, kad sako, ne, vis dėlto suklydau. Ir buvo taip, kad viskas buvo tvarkoje. Tai va. Tai šią akimirkai pasikoregavom tą mažą kraštelį ir dabar jau nusprendėm, kad galim gaminti nuolatinės laminatės. Tai va. Tai dabar tada šiek tiek
parodysiu, kas čia vyksta iš kitos pusės. Tai va dabar sėdim, koreguojam jau keramikinės laminatės ir kaip matot keletas vainikėlių, nežinau ar matosi, bet va mes dabar individualizuojam, dedam, va, kaip matot, keramikos šiek tiek, dažom ir ką tai duoda. Tai duoda, sekundę, tai duoda skaidrumą, tai duoda tam tikrus specifinius atspalvius, kurie suteikia to natūralumą. Tai mūsų darbas iš tikrųjų yra labai meniškas ir trunka pakankamai ilgai, bet šiai dienai mes ir naudojam tas visas skaitmeninės technologijas, kad iki šito etapo viskas būtų kaip įmanoma greičiau. Tai reiškia, kad sukuriam su 3D printeriu pačias šypsenas, kad to nereiktų daryti ranka ir neturėtumėm kažkokio tai braižo, kur nebūtų vienodų dantų. Nes iš tikrųjų dantis sukurti reikia daug energijos ir daug patirties, bet mes, kadangi naudojam visas naujas technologijas, turim natūralių dantų bibliotekas pagal netgi, sakyčiau, galim parinkti amerikietiškus dantis, galim parinkti europietiškus, azijietiškus, galim miksuoti juos. Ir tos natūralios proporcijos, kad kai dantis būna neįtin lygus vienas nuo kito, tai reiškia vienas vienoks gali būti, kitas kitoks ir tai yra gamtoje. Ir iš tikrųjų kartais dėl to būna korekcijos, kad sako, aš noriu, kad būtų dantis idealiai vienodi. Tai visas šitas dalykas ir yra svarbus tam, kad kai mes matuojam šypseną, kad viskas tai pasimatytų prieš. Tai reiškia, kad kai matuojam, mes dar nieko nešlifuojam, jokių nuskausminimų neleidžiam ir dažniausiai daugeliu atveju tai yra pakankamai artimas vaizdas tam, ką jūs jau turėsit, pavadinkim, galutiniam rezultate. Aišku, tik tai, kaip dabar dedam keramiką, tie visi skaidrumai, ta tikroji spalva, kur mūsų visi spalvų raktai. Jeigu paduotum būtų, važiuok, aš pasitrauksiu. Tai va, jeigu turit kokių klausimų, tai užduokit, nes dabar poilsio akimirka, tai galit pabendrauti. Tai va, tai turim tų atspalvių labai daug, kaip matot, ir šviesesnių, ir tamsesnių. Turim ir specialų raktą ir, kaip matot, pačiam krašte yra ypatingai balti dantis, tai visokių čia komentarų girdėjau ir čia kaip matuojamės, bet kas keiščiausia, kad iš 10 pacientų 8 pasirenka tą baltą spalvą. Ir aš dėl to labai džiaugiuosi, nes jeigu jūs tikrai norit, tai kodėl ne? Ta balta spalva, jinai tikrai nėra kažkuo bloga ar kažkuo super gera. Tai tiesiog, jeigu jūs norit, to ir reikia. Edita rašo mums, labas, su kokiu šių stebuklų kaina, ačiū. Tai nėra čia stebuklų, čia atvirkščiai turbūt geresnė kaina, nes mes turim laboratoriją, o vieno dantuko kaina priklauso nuo situacijos. Tai gali kainuoti 400, gali kainuoti 450 eurų. Tai tiesiog, netgi nežinau, lyginant su kažkuo tai kitu, tai pas mus, kadangi mes darom viską vienoje vietoje, tai esu padaręs video, kad darant vieną dantuką, mes kadangi imam skaitmeninius atspaudus, tai reiškia, mums nereikia naudoti tokių atspaudų. Dažnų labai atveju, 95% mes jų nenaudojam, tai reiškia, aš sakau 400-450 eurų, tai reiškia, kad standartiniu būdu panašiai tiek ir kainuotų kitur, bet prisidėtų štai šio dalyko kaina ir dar prisidėtų, tarkim, laikini dantis, kuriuos turėtumėt nešioti apie 2 savaitės, kol dantų technikų laboratorija pagamintų jums dantis. Tai yra nieko blogo, bet pas mus klinikoje, jeigu mes nuimam skaitmeninius atspaudus, su to skaneriu nuskanuojam viską, iš karto turim jau pasigaminę modelį, kuris yra kompiuterį. Tada vienu metu mes frezuojam
iš stiklo keramikos, o kitu metu printinam 3D printeriu. Tai 3D printeriu darom štai tokius modelius. Kaip matote, čia nėra gipsas. Ir ta kaina neauga pas mus. Tai reiškia, kad jeigu sakau, kad 400 bus, tai bus tokia kaina ir papildomų kažkokių tai investicijų jau nereiks. Nebent reiktų kažką dar sugydyti, kanalus ar panašiai. Tai va, tai tos naujos technologijos iš tikrųjų sutaupo pinigų ir turit galimybių daugiau, nes iš tikrųjų dantis, tai manau, tokia investicija ypatingai labai ilgalaikė, tai reiktų galvot, kur būsit po 10 metų, gal iš tikrųjų tų baltų dantų reiks. Taip, Tomas mūsų, ar jūs darote ir šaknų rovimus, parašimus implantams? Taip, mes, Tomai, turim, nežinau, gal kokius 4 video, kad darom visus šitos dalykus, išraunam patį dantį. Jeigu galim, tai iš karto įdedam implantai, dažniausiai estetinių dantų srityje, tai taip ir darom, nes ten yra daugiau kaulo, tai iš karto galim įdėti implantą vieno vizito praktiškai metu. Kitas dalykas, galim implantus įdėti be didelio, arba galiu net sakyti be pjūvio, tai reiškia naudojant implantinius gydus. Implantiniai gydai reikalingi tam, kad tarkim, pas jūs ir būtų dantis, bet aš norėčiau implantą labai tiksliai įdėti. Tai reiškia, atsispausdinčiau vat tokį dalyką. Matot, čia toks geležiukas yra. Tai per tą geležiuką, net taip jau labai ūkiškai sakant, pats Tomai galėtum įsidėti implantą. Nes per tą geležiuką tiesiog įdedam specialų grąžtelį ir jisai negali niekur pasisukti, nes mes būnam padarę operaciją jau kompiuterį ir lieka tik tai va šitas va gidas, kuris neleis suklysti, nes viskas jau yra padaryta 3D, mes žinodami kompiuterinės tomografijos tas juodai baltas nuotraukas ištyrinėję, žinom, kur nervai, kur sinusai yra ir ta prasme suklydimui praktiškai nebelieka jokios net jau visai 10 valanda jau žodžiai net pinusi. Klaidai labai mažas šansas. Ir dėl to komforto, aišku, būsena per operaciją, po operacijos. Jeigu reikia išskristi iš karto, tai galit skristi, nes standartiniu būdu, kai dedamas implantas arba išraunamas dantis, tai tenais būna didelė, pavadinkim, trauma padaroma ir jeigu, pavyzdžiui, eisit sportuoti arba dar kažkas, tai tokio, kas įtakotų kraujo spaudimą didesnį, tai gali tiesiog toj vietoj siūlės įtrūkti ir tiesiog pradėti kraujuoti. O jeigu naudosim štai šį dalyką, tai padarysim mažą skylutę, tai reiškia, kaip svogūnus pjaustant, įsipjaut šiek tiek. Tai pamiršit, kad turėjot implantą greičiau negu įsipjovėt iš tikrųjų. Tai labai geras dalykas. Jis aišku šiek tiek papildomai kainuoja, bet dažnu atveju jisai ir įsaugo tokį dalyką, kad ir kaulo priauginti nereikia. Tai tas ant to ir netgi susitaupo. Labas, Giedrė. Tai vat, tai dar galim grįžti, kol aš čia šneku, tai tokas kuria tą grožį, kurį vat rytoj matuosim. Šiek tiek pasidalink informaciją. Į kitą pusę. Tai va dabar Rokas čia va pridėjo, kaip matot, keramikos. Ta keramika iš tikrųjų jinai dabar balta arba dar kokia nors gali būti. Tai dabar mes, tarkim, dedam baltą keramiką, bet iš tikrųjų tai nebus balta spalva. Čia tiesiog ta keramika, jinai, kai kepa 900 laipsnių temperatūroje, turi savo atspalvį ir sukepa skirtingom spalvom. Tai mes turim spalvų paletę, kad gautume visus šitos atspalvius. Todėl galim padaryti labai artimus dantų, labai artimas dantų spalvas. Įdomu, iš kokios medžiagos printinėt dantuką ir kiek laiko atlaiko. Tai
neprintinam mes dantukų, mes printinam modelius. Nes kol kas yra medžiaga, iš kurios galima printinti dantukus, bet ta medžiaga šiai dienai yra tik tai laikiniems nepastoviems dantims. Ir jeigu žiūrint pačias naujausias technologijas, tai yra iš tikrųjų kol kas 3D printerių leistinos tik tai kelios medžiagos, tai reiškia štai ši implantinė gidų medžiaga ir laikinų medžiaga ir dar turim plokšteles, iš kurių irgi galim printinti plokštelinę medžiagą. Tai 3 medžiagos su CE patvirtinimu Europoje, kad galima dėti ir nešioti burnoje, o visos kitos medžiagos, štai šios pavyzdžiui, jos pritaikytos dirbti. Tai reiškia ant jų galima dirbti, gaminti laminatės arba vainikėlius. Kitas dalykas, kad iš tikrųjų atsakyti jūsų klausimą, tai mes frezuojam dantukus, tai reiškia turim štai turim štai blokelius tokius ir čia yra stiklo keramika ir iš jų išfrezuojam, čia turim, tai apsuksiu kamerą, parodysiu. Štai čia turim deimantinius grąžtus ir jie per 20 minučių pagamina, čia įsideda blokelis, tai įsivaizduokit, čionais yra kaip tarkim turit kokį didelį medžio gabalą, iš kurio galima kokią lapę išskaptuoti, tai šitas mūsų aparatas, kurį čia turim, tai jisai tą padaro automatiškai ir mums reikia tik tai kompiuterį sukurti tą dizainą ir tada šitas mūsų robotukas sukuria visą tą dizainą, kurį paskui mes galime jau koreguoti, pagyvinti, ką dabar ir daro Rokas. Tai kaip ir minėjau pačiam video pradžiui, kad tos naujausios technologijos jos dar iki galo pačios nepagamina pačių dantukų, bet mes trumpinam tam tikrus metodus. Tai reiškia, kad jeigu daryti, tarkim, paprastuoju būdu tokį pat dantuką, tai reiškia, reiktų naudoti štai šitos atspaudus. Tada reiktų atsipilti tokius gipsinius modelius. Tada reiktų daryti iš vaško patį karkasą, tada jį iškaitinti, tada išliet kaip vestuvinį žiedą. Ir tai užtruktų apie 6, o gal net 12 valandų, kad tą, ką dabar daro Rokas, galima būtų bent pradėti. O mes tą galim padaryti per 20 minučių, kad jau galėtumėm eiti prie šitos fazės ir kurti tą grožį. Todėl galim koreguoti, galim pabandyti ir galim daugiau laiko skirti jums, daryti tuos pavaškavimus, kurie yra tas šypsenos matavimas. Tai skiriam pradžioje daugiau dėmesio, kad žinotumėm, kokią mes šypseną turim padaryti ir tada stengiamės dantis per valandą. Tai reiškia, kad kai žinom tą, ko reikia, tai galim greitai, kokybiškai ir ilgamžiai atstatyti iš keramikos. Gitana, ar čia mano dantis? Niekada negali žinoti. Turim daug šypsenų šiandien, beveik 3. Tai gal viena iš jų ir bus jūsų. Tai jeigu neturit klausimų, tai keliausiu aš ilsėtis turbūt, nes savo darbą aš jau šiandien padariau. Tai iki rytojaus, jeigu viskas bus tvarkoj, tai tada padarysim live, o jeigu ne, tai vis tiek padarysim, nes iš klaidų mes mokomės ir manau, kad klaidos yra svarbus dalykas augime ir mes nefiksuojam dantų tol, kol jie yra netinkami, tai irgi nieko neprarandat, nes tol, kol jūs nebusit patenkinti, tol mes turėsim darbą ir turėsim ką koreguoti ir pasieksim tikrai puikių rezultatų. Tai džiaugiuosi, kad esat su manim.
džiaugiuosi, kad ateinat į konsultacijas, rekomenduojat mus. Iš tikrųjų, nežinau, vieni sako, kad reikia laukti mėnesį, tai labai blogai, bet iš tikrųjų aš tai labai džiaugiuosi kartais, kad pasitikit mumis ir leidžiat kurti tą grožį ir džiaugiuosi, kad dabar yra 10:30, o mes dirbam, stengiamės ir rytoj, manau, turėsim puikių rezultatų. Tai va, tai registruokitės, jeigu turite klausimų, tai rašykit mums, mes kiekvienam stengiamės atsakyti, kiekvienam, jeigu kažko tai neturim, stengiamės patarti, kur geriau kreiptis. Ir tiesiog turit klausimą, rašykit ir mes visą laiką pasistengsim atrašyti, atrašysiu aš, atrašys Dominyka, Artiomas, visi mes esam komanda ir kiekvienas pagal jūsų klausimą patarė ir parašo jums tinkamą atsakymą. Tai registruokitės pas mus, lauksime jūsų ir gero vakaro jums.